Seri Beach viešbutis. Šalia viešbučio yra daug parduotuvių, barų, restoranų. Šalia tiesiog gretimas pastatas yra Little Buddha, vienas populiariausių naktinių klubų. Na, viešbutis nėra didelis. Štai tokia įdomi viešbučio lobby. Laiptuota tokia teritorija gaunasi. Ten kampe jie turi barą. Na štai, čia yra pagrindinis restoranas. Viskas yra atvira ir viskas yra lauke. Štai kokie erdvūs kambariai. Čia mes gavome standartinį kambarį, jis yra toksai su terasa. O, čia tokia užuolaidėlė užsistumė ant vonios kambario. Yra tekę girdėti, kad žmonės baiminasi dėl, kad bus šalta, vėjuota ir čia nėra kažkokių uždarų patalpų, nes tiek registratūros lobby baras, tiek pagrindinis restoranas, tiek kitos pasisėdėjimo vietos yra po atviru dangum, kaip sakant. Yra padaryta užuovėjos, bet nėra sienų. Gyvename šiame viešbutyje, tai teko valgyti ir pusryčius, ir pietus, ir vakarienę. Tikrai labai skanus maistas, labai pusryčiams kepa ir Benedikto kiaušinius ir visa kita, o vakarienės metu rasit ir jūros gėrybių buvo, ir jautiena, vištiena, tai čia žinoma įprasta, bet viskas, kas pagaminta, tikrai labai skanu. Tai dėl maisto nusiskundimų čia tikrai neturėtų būti. Gėrimai taip pat irgi skanus. Turi kokteilių meniu, vietinis alkoholis, nėra importinių gėrimų, reikia tą pabrėžti. Šampano putojančio vyno yra, bet nėra, sakykime, proseko. Jie tiesiog duoda kažkokį savo putojantį vyną ir viskas. Bet jeigu reikia proseko, tai jis yra už papildomą mokestį. Turi labai fainą paplūdimio barą. Štai čia tokia erdvė, kur vakarais vyksta pasirodymai. Galima užsakyti kaljaną rūkyti. Kaljanas beje bent jau šiuo metu kainuoja 10 eurų. Labai jie smagiai, fainiai taip sugalvojo, kad apsiželdino smilgomis. Štai paplūdimio zona. Ir paplūdimy ten toliau paėjus yra baras, irgi galima užsisakyti gėrimus. Aptarnavimas šiame viešbutyje nėra, kad būtų idealus. Kartais jie ten nesusigaudo, nežino, ilgai neša maistą ar ten gėrimus, kuriuos užsisakė, bet tikrai negalima skųstis. Tiesiog Egipte tas aptarnavimo lygis yra šiek tiek kitoks.
pagal jų supratimą. Jie niekur neskuba. Ir turistams linki neskubėti. Taip, tai va dabar priėjom prie jūros. Ir įbridimas į jūrą yra labai geras. Nereikia labai toli eiti, jūra nepabėga. Na, štai pagrindinis viešbučio baseinas. Šiaip iš tikrųjų viešbutis yra šildomas baseinas, ką tik patikrinau, bet šiaip viešbutis yra nesuaugusių, nors realiai atrodo visiškai kaip suaugusiųjų viešbutis, bet galima čia atostogauti ir su vaikais. Bet tiesą pasakius, vaikams tikrai nėra čia daug kažkokių pramogų, nei vandens kalnelių, nei miniklubas turbūt yra, tiesą pasakius nepasidomėjau, bet visiškai nepritaikytas viešbutis, jeigu vaikams reikia pramogų. Jeigu jiems nereikia pramogų, tai tada viskas tvarko, žinoma, galima ilsėtis. Bet šiaip labai aukšto lygio viešbutis, tikrai viskas švaru, gražu, akis džiaugiasi žiūrint į šį viešbutį. Ir jaučiasi, tikrai kokybė jaučiasi labai. Drąsiai galite vykti, jeigu norite kokybiško poilsio. Tai Egipte šitas viešbutis, šiuo metu yra vienas iš tų variantų, kur naujas, gražus, modernus, stilingas. Ir kaip dabar madoj sakyti, instagraminis, nes ant kiekvienam kampe galiu fotografuotis ir pamatyti kažką gražaus.